Aš maniau, kad aš jau buvau pabėgęs nuo to baisaus padaro, kuris mane vijosi visą dieną. Bet tada, kaip aš atsigręžiau atgal, jūs stovėjau gale manęs ir trenkė man iš visų jėgų. Tada aš parkritau ir netekau sąmonės. Po kelių minučių mane pasiėmė kažkoks kaimietis ir nusinešė pas save į trobą. Ten jis mane apkamšė šiltais patalais ir aš miegojau. Bet neilgam, nes tada mane ir vėl surado tas baisus padaras ir pagriebė mane miegantį iš lovos. Kaip skaud galvą. Kur su? Kas čia to nesąmonė? Tu esi pas trimerį. Pas trimerį? O tai kodėl pas tave rankose lapų putėjas, ką? Beje, jauskis kaip namie. Sakai, jauskis kaip namie, ne? Čia matau visai neblogų trimerių turi. O aš šitą paimu, klausyk. Pala. Ir tada aš atsiminiau, kad pas mane kišenėje yra telefonas, iš kurio aš galėjau paskambinti draugui. Nu, karočią sveikas. Trimeris paėmė, palaukė. Bet iš manęs atėmė jis telefoną. Ką darai? Trimeris paėmė. Gaidys. Išleisk mane iš čia, prašau. Ir pagaliau aš pabėgau nuo trimerio pačio baisiausio. Bet pakeliui bėgdamas nuo jo, aš pamačiau kamuolį ir tiesiog negalėjau susilaikyti. Jo nepaspardęs. Ir tai buvo mano didžiausia klaida.